Padaras, tai yra padaras. Kelia šypseną, bet šiaip tai turbūt kažkokia gal net molekulė, nežinau. Kita stotelė. Mes esame projektas Kita stotelė Art and Science. Ir šiandien mus domina Lietuvos gyventojų nuomonė apie mokslą ir meną. Ir ten reikia kažką kurti, reikia kažkaip galvoti ir kažką daryti. Tarsi kyla kažkokios idėjos tiek mene, tu jas bandai gyventi, tiek ir moksle, tau kyla kažkokia idėja, kažkokia taip hipotezė tavo galvoje ir tu bandai ją įvykdyti. Šie du dalykai sukuria tobulą harmoniją. Aš tai čia sakau, aš čia matau kažkokią moterį apsirengusią gobtų. Tokia. O aš matau giltinę, pavyzdžiui. Aš irgi iš pradžių mačiau giltinę, bet Va, giltinė, man tai ta giltinė, čia veidas, o čia tas toks... kažkokia elektra, kažkokia, nežinau, energijos, kažkokios ląstelės, gal nežinau. Man tai tokius kaip sausgyslės. Augalą, kažkokį tinklą, gal voratinklį. Nesu tikras. Galbūt, pavyzdžiui, man tai labiau panašu, žinai, kažkokius tai kūno junginius, sausgyslės ar dar kažkas viduje, tiesiog taip vaizduota kitaip nuspalvinta gal. Na, iš tikrųjų, pakankamai galima sakyti artimas atsakymas, nes mūsų tikslas suformuoti dirbtinį audinį. Tai sausgyslė ar kažką, tik tai yra, kremzlė galbūt šiuo atveju, bet tai yra daug mažesnė lygmenyje negu audinys, tai yra jau ląsteliniame lygmenyje. Man pirmoji asociacija, kad tai yra aksomų ir dendritų jungtis. Oho, iš tikrųjų ląstelės, tik ne nervinės, o šiuo atveju chondrocitai tai yra kremzlės ląstelės. Bet ląstelės taip. Ir iš tiesų įdomu, kad ląstelės yra susijungusios. Kai mes visada mokykloje esame mokinami, kad ląstelės atskiros būna pavienės, bet jos gamtoje neegzistuoja pavienės, nes visos yra susijungusios ir geba keistis ir įvairiomis maisto medžiagomis ir informacija. Tai pakankamai įdomu ir dar mažai ištirta. Sakyčiau, jeigu kaip į meno kūrinį žiūrėčiau, tai sakyčiau, kad čia žali vorų tinklai su vandens lašeliais. Iš tikro, tai čia yra baltas gyvas yra polimerinis karkasas, negyvas audinys ir ant jo yra užsėtos ląstelės, kurių tam, kad jas matyti, jos yra skaidrios būtų nematomas. Jų branduoliai yra padažyti mėlynu dažu, tie tokie ovalūs kiaušinukai, tai yra ląstelių branduoliai, o žalias gyvas tai yra ląstelių baltymai, tai yra citoskeletas ląstelių. Tai tokiu būdu mes žalias spalvą matome ląstelės kaip ir formą visą, o mėlyną branduolį.